Labadiena. Kągi, atėjo gražiausios ir didžiausios metų šventės ir kalbiname Kauno arkivyskupą Kęstutį Kėvalą. Sveiki gyvi. Kęstuti, ar jums netrodo, kad tas pasaulis, tikrai ties beprotybės riba, kad ta piktoji dvasia jį atakuoja vis smarkiau? Ir iš tikrųjų, ką reikėtų daryti? Tos šventės tokios, kad mums iš tikrųjų norisi tos taikos ir ramybės. Ir net popiežiaus raginimas, kad baigti tuos žudymus, negirdi. Ant Ukrainos toliau krenta bombos. Tai kodėl mes čia šiandien tokiam etape istoriniam, kada iš tikrųjų atrodo, kad žmonija sunkiai su ta piktaja dvasia susitvarko? Taigi yra toks pasakymas, pasauly nieko naujo. Tai mes matome tą dramą ir per istorinius laikus, ir šiandien. Ir mes turime pripažinti, kad laikome egzaminą. Žodis krizė graikų kalboje reiškia ir išbandymą, bet taip pat ir galimybę. Ir šitoje situacijoje turime matyti ne tik tai tą tamsią spalvą, kuri neišvengiama dėl šitų minėtų ir karo, siaubo, ir žmonių nesutarimų, ir tos priešpriešos. Tikrai labai daug turime tokios ore tvyrančios įtampos. Bet iš kitos pusės metas veikti, metas pažadinti širdis, metas suprasti, kokia brangi yra vieni kitiems pagarba, kaip brangi taika pagaliau, kaip brangus pasaulyje sutarimas. Tai šiandien turime pasiryžti kažką daryti geriau, negu darėme vakar. Nes pasaulis, jeigu nieko nekeisime, tai bus toks, o gal net blogiau. Todėl, kad būtų geriau, mums Kalėdos primena labai svarbę žinią. Kiekvienas iš mūsų esame pakviesti nešti ramybę, sutarimą, taip pat Dievo artumą. Kalėdų giesmėje geros valios žmonėms angelai linki ramybės. Taigi reikia geros valios turėti, o tada ramybė kaip užmokestis iš dangaus ir aišku, tada pasaulyje daugiau sutarimo, daugiau mūsų širdims džiaugsmo. Lietuva irgi yra pasaulio dalis ir tas nuožmumas, nerimas, kažkokia pagieža. Šėtonas įsimetė ir į mūsų visuomenę, tiesą sakant, ir tie angelai gieda, bet panašu kartais, kad niekas jų negirdi. Tai sakykit, kaip čia yra, kaip mums va čia Lietuvoje, ką daryti, kad būtų geriau, nes iš esmės atrodo nieko blogo kaip ir nevyksta, objektyviai. Taip. Bet tos tam tikros priešpriešos rietenos, ta tokia neapykanta, kur ypatingai socialiniuose tinkluose žmonės jau atleidžia visas vedeles, tai kaip reikėtų mums patiems va čia? Mes žinom, kas yra priešas už sienos ir tam ruošiamės. Taip. Bet ar mes žinom, kad tas priešas mumyse tūno? Taip. Labai įdomu, Lietuva iš tikrųjų gyvena svajonės laikais, jeigu žiūrėtume materialų visą įsivystymą mūsų ir kiek ekonomika, ir kiek įvairūs technologiniai pasiekimai čia Lietuvoje mus supa, taigi nėra geresnių laikų tarsi buvę. Bet mes turime suprasti, kad ta išorinė statyba mūsų krašto, mūsų visuomenės, mūsų santykių, jie iš tikrųjų atsiremia į širdies nuotaiką. Turime atkreipti dėmesį į vidų ir pradėti tenai tą laisvės projektą įgyvendinti taip pat. Tenai statyba turi būti pirmiausia atrasti vidinės ramybės pagrindus. Tada suprasti, kad kitas žmogus taip pat nori gyventi, nori gėrio, gal ne visada taip supranta, kaip mes jį suprantame, bet sutarti. O jeigu nesutariam, tai tada sutarti, kad nesutariam. Kitais žodžiais tariant, taika, kuri prasideda mūsų širdyse, jis iš tikrųjų turi matytis mūsų išoriai. Ir jeigu jos nesimato, tai reiškia, karas įvyko pirmiausia jau mūsų širdį. Visos tos blogybės, kurias mes matom, jau jos čia reiškia yra įvykę. Čia tik tai pasireiškimas, ta aplinka, kuri čia
matosi mums labai ryškiai kaip tokia susipriešinimo, susiskaldimo. Jinai pradžioje buvo čia buvo padaryti sprendimai, čia buvo nutarta kito žmogaus negerbti, nedaug Dieve gal kitą žeminti. Todėl reikia grįžti į vidų, į širdį, į ką kviečia mus Kalėdos. Iš tikrųjų, nutilti, staptelti ir susimastyti, apie ką šitas pasaulis. Juk mes galime viską taip greitai prarasti. 1-2 susipriešiname, staiga kraštas banguoja, sviruoja, o kaip mes žinome, labai greitai prisistato tas, kuris nori mus išgelbėti. Mes jums padėsime. Ta mes Lietuvos istorijoje jau žinom, esam patyrę ir nenorim kartoti. Todėl širdies ramybė, širdies gebėjimas ir pajėgos vienas kitą gerbti, padėti ir net jeigu nesutariam, vis tiek kitą žmogų priimti oriai, su pagarba. Čia yra tikroji mūsų laisvė ir tikrasis džiaugsmas, ramybė mūsų tėvynei. Ar jums neatrodo, kad apskritai mūsų šių dienų gyvenime per daug tokio tarškesio, merkantilizmo, kad, išties net yra posakis, kad kuo geriau, niekada taip gerai negyveno materialiai, kaip jūs ir sakot, tačiau galbūt skurdžiai dvasiškai niekada irgi taip negyveno. Tai ar ne per daug to triukšmo? Mane kaip žurnalistė, atrodo, niekas negalėtų nustebinti, bet nustebino. Mūsų Seimas nustebino prieš Kalėdas, kada surengė tokį performansą opozicija, kur tikrai tas tarškutis tarškinamas, galbūt galėtų būti ir kaip simbolis. Ta prasme, kažkaip reikia atsisakyti tų tokių dalykų, kurie, tiesiog nieko neduoda. Atrodo linksma, bet tai liūdna. Taip. Na čia galima palyginti, kaip gyvenimas šeimoje. Kartais tikrai mes papuolam įvairius kivirčius ir susipyksta žmonės, bet tada sako, žinot ką, stop. Taip tęstis negali, kadangi mes tikrai įsivaikščiosim skirtingom pusėm. Todėl reikalingas tikrai, aš sakyčiau, atšalimo laikas. Ir tas labai gerai mums Kalėdose turėtų pavykti, nes vis tiek yra pertrauka, nori, nenori. Ir mes turime atostogas nuo tų ginčių, nuo susipriešinimo. Aišku, kad dažnai visa energija, visas pastangas skiriant susitvarkyti materialų gyvenimą, pritrūksta laiko pagalvoti apie vidinius dalykus. Ir čia manau, kad gera proga, iš tikrųjų proga, staptelėjus, pažvelgti vieni kitus ir sakyti, žinot ką, pabandėm, bet taip negalim tęsti, kadangi galim tiesiog išpilti kūdikį su vandeniu. Tas kūdikis yra taika, ramybė, sutarimas, o netgi laisvė. Ir mūsų valstybė. Taip, ir valstybė. O tas vanduo, tai tie yra ginčiai, įvairiaus nesutarimai, kurie, iš tikrųjų, tai turi būti tiesiog sustabdyti mūsų geros valios pastangų dėka. Sako, kad tėvas Stanislavas yra sakęs, kad jei per kūčias nesėdi nusiraminęs tai stalas nepadės. Nesvarbu, kaip jis būtų, kiek ten būtų patiekalų. Ar jums netrodo, kad lietuviai iš visų reikšmina tos tokius buitinius dalykus ir jeigu reikia 12 patiekalų, jie pasidarys 24? Ar ne per daug tam apskritai, tai tada ir gamybai, ir pirkimai, ir lėki, ir iš tikrųjų net tada, kai atsisėdėjau prie to stalo, tai nei valgyti nebenori. Taip, tas materialaus pasaulio sureikšminimas, jisai tikrai yra pastebimas. Mes matom ir per tą didžiulį pakilimą, per tokį, kaip čia pasakyti, grumtynės parduotuvėse, kas nėra blogai, žmonės galvoja apie dovanas vieni kitiems, tai vis tiek yra gražu. Bet pernelik sureikšminti visą tai, vėlgi pasikartosiu, pamiršti tai, kas svarbiausia visgi žmogaus gyvenime. Dažnai tai yra labai paprasti dalykai. Juk geri santykiai yra daug smagiau ir geriau negu pilnas stalas ir blogi
paniurę žmonės aplink susėdę, susipykę pavyzdžiui. Tai geriau tas stalas tebūnie paprastesnis, bet širdis švelnesnė, širdis mylinti. Čia yra tikroji išmintis, kurios turime mokintis, ir tas turbūt nėra blogai, kad mes papuolam galbūt į tokius laikotarpius, kaip yra žmogaus gyvenime, vaikystė, paauglystė, jaunystė. Tai galbūt yra ir kraštų gyvenimuose panašus laikai arba sezonai, kur pradedam su energija, paskui žiūrėk, aikštingumas ištinka, bet mus turi pasivyti branda. Turime kaip suaugę žmonės apsispręsti būti kalėdų žmonėmis ir nešti taiką ir ramybę savo šeimose, ugdyti ją savo širdyse, o tada matysim tai kaip taiką ir vienybę mūsų krašte. Ir ko palinkėtumėt mūsų žiūrovam per šias kalėdas? Brangus žiūrovai, su šventomis kalėdomis, kaip džiugu sveikinti jūs, brangieji, su šia švente, kuri žymi Dievas tapo artimas mums, įžengė į mūsų istoriją ir nori įžengti į mūsų širdis, kad padovanotų taiką, ramybę, kad mes kiekvienas turėtume jėgos ir kitam žmogui meilės ir įkvėpimo ir pagalbos troškimo. Būkime, brangieji, kalėdų žmonės, neškime ramybę ir susitaikinimą vieni kitų širdis, namus į mūsų tėvynę Lietuvą ir pasaulį. Te kalėdų džiaugsmas ir ramybė lydi visus ateinančius naujuosius metus. Tai buvo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą.